Na tai labas rytas. Šiandien nuo labai ankstyvaus šeštadienio ryto sveikinasi su jumis, keliaudamas į Kėdainius, kur vyks rally Kėdainiai. Mini ralis, vis gana daug dalyvių, tiksliau netgi gana daug stiprių dalyvių, nes tikrai turtinga svečių klasė. Na, ir aišku, yra keletas naujokų iš mini ralio atstovų. Taip pat jaunuolis iš Lenkijos, kuris visai neblogai pasirodė Visagine. Ir žiūrėsim, kaip jiems seksis įveikti Kėdainių trasas. Na tai dabar atvykom į degalinę, sustojom biškį pavalgyt, kūrą biškį užsipilt, iki Kėdainių liko 15 maks kilometrų. Pagal laiką žiūriu, kad labai netgi anksti išvažiavom. Dar daug laiko liks praseit po serviso parką. Ir žiūrėsim. Na tai jau atvykom į serviso parką, dabar pakeliu į ralio štabą, kur gausiu akreditaciją. Na ir tada jau nuvysiu iki Gorilla Burgeriaus komandos. Biškį pakalbėsiu, taip pat paieškosiu akceleratoriaus komandos narių. Ten reikės paimti interviu trumpą iš jos. Na ir tada jau keliausiu į greičio ruožą. Ten reikės pafilmuoti, pafotkinti. Nuo ralio štabo iki numatytos stebėjimo vietos važiuoti maždaug 20-25 kilometrai. Visai šiaip tolokai, kaip mini raliui. Na, bet nieko baisaus. Greičio ruožas maždaug 5 kilometrų. Tikrai trumpas palyginus su ką turėjom praeitą savaitgalį. Čia 5 kilometrai buvo nueit nuo mašinos iki geresnės vietos. Taip pat matome labai greitą ekipažą. Kuo dabar čia ekipažas užsijama? Kaip tu čia atvažiavai taip šitoli? Sveiki. Ai tai... Sumastėjimo, tai nesėdėt namie. Aha. Tai čia žinai. Nebuvo ir dar pirmas mini ralio etapas, tai galvoju reikia atvažiuoti. Bet vienas visiškai? Ne, su mama. A? Su mama. A, gal su Tomijus. Yra. Jo, esi vienas pats. Kažkaip per Vilnius. Per aplinkui? Jo. Gerai, lėkiu aš. Toli į pirmą, trečią, kur per vidurį, ten kur išartas laukas yra. Kur ten daug... Ne, kur eina desioji, tada dešinys vienas į tokį miškelį. Ir tada dar dešinys. Gerai, pamanau. Būtinai. Sveik. Na tai sutikom ekipažą, su kuriuo buvom Aluknės ralyje šiais metais. Tikrai pozityvi chebra. Šiaip dar reikės pasitarti su keliais ekipažais dėl mano pasirinktos vietos. Ar verta ją važiuoti, gal pasiūlys kažką geresnio. Einam prie svečių klasės automobilių. Naujoji technika Lietuvoje. Taip pat ir svečiai iš Lenkijos.
turim jau ir N5 automobiliukų. Na tai jau po biškį ir priejau prie serviso parko centrinės širdies, taip galima pasakyti. Daug visko. Štai ir Red Bullis. Reikės Marius Regelė. Taip. Subaru. Taip pat ir BMW. Daug skirtingų ir gražių automobilių. Vos nenutrenkė. Rally 4 technika. Taip pat Subaru Impreza. Netgi ir labai retas Red Bull automobiliukas. Taip, matom ir Siemos garažą, Marko Buteikio Fordukas, Ramūno Čapkausko Micas. Ten dar labai daug ekipažų. Šiaip tikrai daug dalyvių kaip mineraliui. Daug pritraukiantis dalyvių etapas. Dabar jau reikia judėti link štabo, kad gautų mediją tvirtinimą. Dabar šiaip netgi reikia ieškoti to štabo, nes neturiu įsivaizdavimo, kur jisai gali būti. Tai Mikniaus, tai Žemkančio automobilis. Labas rytas, ponas. Nu tai kaip nuotaikos? Gerai viskas, liuks. Lėksim, pažiūrėt. Kaip ekipažas? Pasiruošęs pilnai? Manau, kodėl? Pasiruošę. Keitė kažką jie? Ar nelabai? Nežinau, žinok, jie. Ai, čia labiau reikia pačią. Pasiklaus, kaip pavyzdį. Labas rytas. Labas rytas. Kur remas? Nežinau, irgi norėčiau sužinoti. Viskas jasna. Gerai, bandom ieškoti kažkur štabo. Tikriau. Štai ar bagiukai. B auto. Žiūrėsim kaip jiem seksis treniruotę prieš Lazdijų etapą. Taip, tikrai ne ten štabas. Einam atgal. Turiu nuojautą, kad va šitas pastatas yra ralio štabas. Dabar kaip ten vidun patekt. Jaučiu tikriausiai yra štabą. Dabar judam vidun, bandom ieškoti medija centro. Labdiena. O kur yra medija centras? Čia buvo. Čia kalbėjau. Aha. Gerai. Štai galima matyti ir labai retą Lietuvos trasose automobilį. Tęsiu savo paieškas
zarasų ekipažo. Labai čia kažkaip sunku orientuotis. Vos ne vos gal radau media akreditaciją. Dabar ieškau akceleratoriaus komandos ekipažo. Taip pat ieškau ir Roko Markovičiaus, kuris renkasi dešinė. Jau renkasi Chebra į rado startą. Pagrindinio mūsų renginio partnerio, tai yra Kėdainių rajono. Sveiki, ponas. Labas. Na tai, kokios nuotaikos prieš startą? Paprastas. Jokio streso, nieko. Susirašym greičio ruožus paskutinį šiandien ir žiūrėsim, kaip bus. Kaip greičio ruožai? Du nauji greičio ruožai, pirmas, antras, tai šiaip smagus, bet antro, greičio ruožo bent jau man tas jau galas tos karjeros jau yra toksai jau susirtas, nes jau buvo sunku jau susirašyti jau. Bet šiaip tai, o 5, 7, 6, 8 jie tie patys praeitų metų, tai čia nieko sudėtingo nebus. Kaip automobilis? Nu čia jau vairuotojai klaus. Bet sakė jau sutvarkyta, jau bandysim kažką, gal tik tikėtis be techninių bėdų. Kaip pačio planai? Planuoji startuoti už vairo? Šiais metais kaip ir ne, tik tai šturmanaut, bet jeigu atsiras galimybė, galbūt ir sėsiu už vairo, bet šiemet tik tai šturmanausiu. Gerai, ačiū ir gero starto. Ačiū. Labas. Labą. Kaip nuotaikos prieš startą? Šiaip susikaupimas yra, kadangi bent jau pirma ralio atkarpa yra ganėtinai sunki, tokia ir greita, bet ir labai reikia daug turėti proto. Tai ties pradžia reikia labai daug susikaupimo, bet pabaiga, atrodo, turėtų būti linksmesnė. Kaip greičio ruožai nauji būtent, nes pora yra visiškai naujų. Šiaip jie atrodo iš pradžių visai gal faini, visai nieko, bet pavyzdžiui, pirmam trečiam greičio ruože, kur yra miškas, atrodo gal kiek per siaura, per daug pavojinga. Viską gal galėtų būti rampesnis, bet šiaip įdomus greičio ruožai, bet kai sunkus. Kaip mašiniukas naujas? Šiaip labai gerai, palyginus žymiai geriau sekasi su juo susibendrauti, susidraugauti ir atrodo labiau klauso ir viskas, tai kol kas pradžia labai gerai. Tai tada neužlaikysiu, gero starto, finišo. Ačiū. Na tai jau atvykom į greičio ruožą. Atvykom biškį iš šoninio, ne ten, kur planavom. Bet dabar šiaip netoli čia, tai paeisim truputį ir atsidursim ten, kur iš pat pradžių norėjom. Šiaip greičio ruožo finišas čia yra kosmosas kaip mineraliui. Labai čia siauras, tada kelio danga, nepasakyčiau, kad pati patvariausia. Na, chebrai bus reikalų. Greičio čia neturėtų čia būti. Ir aš dabar suprantu, kad jeigu mašina pareis, kur pasislėpti nėra. Visiškai. Taip kad po biškį dabar bandysim protarpiais eit ir žiūrėsim, kur prieisim. Na tai jau atėjau į vietą, varžybos prasidėjo, pravažiavo keletą automobilių. Yra ką pažiūrėti tikrai. Vienas iš ekipažų net neužklausys jo. Tenais miške žiavo ir užgeso tiesiog. Tenais
O kaip įtraukė vieną iš ekipažų į vidų ir jis, kiek supratau, viskas. Na ir tikrai kadrų yra kur padaryti. Vieta tikrai gera, tikrai gera, nes ir tokie status posūkiai, daug kas eina iš vidaus į išorę ir gali padaryti klaidą. Taip kad tikrai yra ką pažiūrėti. Kas buvo? Gazas neveikia. Pasitrauk nuo kelio. Okei, parodo. Sveiki, ponai. Kaip čia gavos taip? Vėl nežinau, ieškom gedimo, kas nutiko. Tikrai ne pusės, tikriausiai gal kardanas ar kardano kokia guma. Kalim per didelį akmenį provėžui su mašinos viduriu ir kažkas pokštė, trekštė, beriokštė ir... Na ir gavos ne kažką. Na jo, keliukas šiaip. Na tai jau praėjo pirmas greičio ruožo važiavimas. Tikrai daug nusirašysiu automobilių. Reikia pasižiūrėti, kaip čia kamerytė. Išjungti. Biškį leisk. Ne. Bet taip nevažiuoja, ne? Ir garsus. Tarp. Aha. Kita ratų buvo. Atitempė 57 numerį iš krūmyno į tokį
suartą lauką. Bandys šiek taisyti. Biškai pakalbinus, sakė, kad jeigu suspės atvažiuoti į, kad juos pritemptų į serviso zoną, taip, kad bandys važiuoti toliau. Bet jeigu užtruks mechanikai, taip, kad gali būti, kad jiem ralis baigtas. Na tai, nustumt automobilį iki greičio ruožo pabaigos. Tai tikrai normaliai. Saugokime automobilis. Jo, akmenukų čia tikrai yra ir didelių. Apie provėžas jau aš net nekalbu. Dėdė Giedrius užstato kelią. Šio. Viskas užfiksuota. Na tai, biški čia taip netikėtai. Porą žodžių, sveikas, apie pirmą dalį ralio. Pirma dalis gerai. Pirmas greičio ruožas buvo toks nervingas kažkoks, po to susėmiau ir tai pradėjau clean važiuoti labai ir taip taikyti visas, sakykime, trajektorijas, teisingai stengtis ir atrodo visai gal neblogai. Kaip kelio būklė, kaip automobilis? Automobilis gerai, gal truputį trūksta komforto jame, man pačiam, o kelias pirma trečia buvo labai išmuštas, tai ten pasisaugojom, kad nelaužyt, vis tiek neįskaitinis toks etapas. Visai neblogas ralis, patinka kol kas. Gerai, ačiū. Sveiki, ponai. Sveiki, ponai. Kaip sekasi jums važiuoti? Nu, truputį genda, truputį ką, bet įrėmės į priekį. Kaip greičio ruožai? Antrą kartą dobėti. O taip, tai technika laiko normaliai? Nelabai. Nu va, generatorius nebekrauna pasirodo. Ojojoj. Nėra labai gerai. Išvis nėra. Na gerai. Sėkmės tvarkant. Na tai kaip pralystam sekasi? Nu, su nuotykis. Mačiau biškį... Matai tą, kur per trampliną į lauką, ne? Mačiau. O, bet kol kas laimėjai, ratą vieną sudaužėm, palauk. Ir pafilmavau. O taip, tai kaip... Bet kaip ir ant kelio, nu, išskyrus tą ten karjerę, kur nuslydom. Tai, jo, O kaip technika bendrai? variklis, kad jau labiausiai ilgas laiko. Tai jeigu variklis laikys, manau, laikys, tada važiuok, nėra kažko bildėjimo labai. Apžiūrėjau viskas vietoj, va štai vietoj nesukia. O kaip upelis? Pildasi pabiškiau dabar. Bet mažesnis, man atrodo, nei pernai, žinot. Tai? Tai bus viskas gerai. Tai gerai, tai. Bandžiau dėti, kad geriau būtų negu pernai, nepasirptų vandenį. Na tai serviso zonai šurmulys pilnu tempu vyksta. Dar svečių klasės automobiliai grįžta iš po 4 greičio ruožo. Pakalbinus porą ekipažų, tikrai sužinojau, kad tikrai iš technikos daug reikalaujantis ralis. Greičio ruožai labai greitai tapo sudėtingais tokiais, labai daug sudėtingų vėžių, daug duobių ir kas blogiausia, kad labai daug didelių akmenų, kas tikrai nėra gerai nei pakabai, nei pačiam varikliui ir kitiem reikia. Dabar
Na kaip, Viskas gerai, nieko nesulaukia. nu tai svarbiausia. Viskas vieta. Amortikai vietoj bent jau. Vietoj važiuoja naujas spyruoklės blizgas. Buvai kur nulėkęs? Kam? Buvai kur nulėkęs? Tai jo, buvau šitam, antram, ketvirtam prie karjerą. Ai, tenai. Na kaip? Na, visai vaikų, mineralis. Nu, jūsų skrydžio tikrai nieks nepakartoja. Ne. Gerai. Sėkmės. Na tai grįžtam prie temos. Dabar ieškau Gorilla Burgerio serviso vietos. Reikės biškį pakalbinti. Ir taip pat reikės pakalbinti Ivanulę, kaip jam sekasi šturmanaut. Taip pat iš Zarasų ekipažą reikės pakalbinti, kaip jiems sekasi važiuoti su nauju automobiliu. Kaip tik van Giedrius Notkus pristojęs prie Ivanulės. Gorilų sunkvežimėlis pilnas klientų. Voverės mašiniukas pristatytas. Na, Tomai. Labą dieną. Sveiki. Sveiki gyvi. Ar buvai kur nulėkęs įdomus? Žinok, aš galvoju, kad žiūrovams šį kartą reikia žiūrėti visų kitų video, bet ne mano, nes pas mane nieko nėra greičio ruožo nufilmuota, nes 3 transliacijas tiesioginės man organizatoriai užkūrė. Transliavo 4, komentavau 4, dabar 5 ir 7, tai net tokio laiko tarpo, kuris fiziškai man leistų išvažiuoti į greičio ruožą, nebuvo, neturėjau. Tai tik intervai pašnekėsiai mašinėlės, o aš greičio ruožų pasižiūrės pas jūs aš jaučiu. O tai antroji dalyje irgi niekaip? Antroji daly irgi niekaip, dabar va pertraukas 5-7 transliacija, kuri prasideda 5 ir tęsis iš karto 7, kanalas ten 2 kartus važiuoja, tai ten be jokios pertraukos, tai realiai ir tada sutinkam visus čia vakarę laukiam užduodojam. Tai šį kartą taip, nieko kaip sakau negaliu pakeisti, filmuoju tiek, kiek man pavyksta, bet ir čia fainai, čia irgi smagu čia. Burgerių yra, pažiūrėk pas Gorilą kokie burgeriai, čia kai šoviau burgeriuką, tai tu nedaug dėk kokią gerumą. Tai va, ką tu gerą pamatei? Ai, tai kas, kaip VRC Citroenas gazą prarado? O, beniušis, ne? Kas buvo? Ne. Ai, tas raudonas. Tas raudonas, supratau, kas atsitiko? Ai, nežinau, kažkas tai su gazo sklendė, kažkas tai ten, elektrinis gazas. Ai, nu jo, Citroenas atsitiko, da? Prancūzai. Tada Vanagas nusirašė. Vanagas. Su Bučičko mašina. Aš galvoju, Benediktas iš kartas čia. Jo, teisingai, jiegi galinį amortiką ar pusę šį kažką tai iškalę ant stabdymo buvo nuėjęs. Reduktoriaus. Planšakas buvo. Kas tada dar? Porą Renuškių buvo užstrigusių? Tai čia klasikas Renu, jam būna taip. Na ir tai daugiau nieko, šiaip daug tokių gražių nuotraukų padariau. Tai bus ką žiūrėti. Tai leis, taip pat neblogai tai. Na ir pamatysit vaizdą. Ačiū, kad filmuoji, smagu matyti, saugiai, svarbiausia saugiai. Tai va. Gerai, iki. Tai pažiūrim, ką čia Renaldas Šeinauskas parduoda. Gan didelė kolekcija visko. Ir X-LED žibintai. Taip pat ir nulinės ekipažas, kuris važiuoja tikrai nenulinio ekipažo tempu. Ir dėl turi dabar biškį problemų. Bet viskas išsprendžiama. Taip pat ir 0-2. Pats Renaldas kažkur pasislėpęs furgone. Jam toliau ieškoti pažįstamų. Taip pat ir bagiukas. Na, bagis nusprendė važiuoti kiemus geriau.
Tai gal šaduikytė priparkuot man mašiną? Ai, ne, tingi. Tai tu antras vairuotojas, kodėl apsimė? Ojojojojojojoj. A kaipgi čia taip gavosi? Oho. Va čia tai jau tikrai negražiai gavosi. Tikėkime, kad lankai nelinko. Nes taip tai panašu, kad jie nelabai ruošiasi test. Realio. Nieks nenori bananų. Sveiki, ponai. Labas. Na, kaip pirmoji ralio dalis? Oi, labai gera. Aš pirmą kartą atvažiavęs mineralį žiūrėti, bet šiaip įspūdžiai labai geri. Kuriam, tik pirmam buvot? Jo, pirmam ten, kur daug matosi. Tai šiaip super, lezuoja visi kaip velniai. Kur dabar ruošitės? Dabar važiuosim. Kur mes važiuosim? Rokai, kur važiuosim? Kur vešite važiuosim? Dabar žiūrim, sprendžiam. Viskas aišku. Gerai. Na tai jau po biškį ekipatai pradeda išvažinėti į uždarą parką. Ir mes irgi jau neužilgo pajudėsim link upelio. Ir pažiūrėk, keurkojina šimtinė šviečia. Pabiški. Kas dirba, tas uždirba. Dar, kojinyti vietoj pinigų. O, išpuosi. Gavau pavalgyti nuo Gorilla Burgers. Lysim dabar. Testuosim. Ne ir įvertinti. Oi, tikrai pavalgiau. Ir užteko ir tikrai daug ir skaniai. Galiu drąsiai rekomenduoti burgerius. Tikrai labai skaniai. Na tai jau vykom į paskutinį grupą. 6-8. Jau antrą kartą šis duopas bus vykdomas. Praeitais metais taip pat buvo. Nebloga vieta, kaip šiandien pristatau. Paskui prisiartinau kitą vietą. Šiaip ši vieta labiau visiems pažįstama kaip Kėdainių safaris. O būtent upeliukas, per kurį automobiliai bando nepaskęst. Praeitais metais ne visiems tai aišku pavyko. Žiūrėsim, kaip bus šiemet. Šiaip reikia dar biškį paeiti. Na, bet čia tiesioji, toks geras keliukas. Trumpai, tai problemos nėra. Aišku, baugina labiau tai, kad jau pradeda biškį lysti. Bet viskas tvarkoja. Štai taip atrodo kameros stovas po to, kai pabuvo prie tokios neblogos balutės. Na, ačiū Dievui, kad bent jau nesulankstė. Na, tai štai taip praėjo Rally Kėdainiai 2025. Tikrai labai įdomus ralis. Tikrai nesitikėjau to iš mini ralio, bet galiu pasakyti taip, kad netgi patiko labiau nei sprinto etapas. Nes kažkaip vis tiek daugiau šitų klaidų padarė ekipažai
daugiau man kaip medijos atstovui, ką pafilmuot, pafotkint. Ir tokie greičio ruožai, jie labiau užsukti ir daug tokių staigių posūkių, ko nebuvo Visagine. Aišku, aš nieko negaliu sakyti prieš Visaginą, nes Visaginas buvo geras savotiškai. Ten buvo tikra šventė ekipažam, kurie turi didelį maksimalų greitį. Nes tenai buvo tikrai automagistralės, o ne greičio ruožai. Na tai dabar keliauju dar kartą paskutinę jau į serviso zoną. Paimsiu keletą interviu. Na ir jau judėsim link namų, nes maždaug važiuot 2,5-3 valandas. Na, užtat buvo ką pažiūrėt. Taip kad, ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki greito.